Nagrinėsime kvadratinės lygtis, išspręsime pavyzdį apie lygtį su parametru. Užduotis: reikia rasti didžiausią A reikšmę, su kuria lygties vienas sprendinys 4 kartus didesnis už kitą. Sakykime, lygtis turi du sprendinius x1 ir x2 ir pagal sąlygą x1 lygu 4x2. Pagal Vieto teoremą galime užrašyti, kad sprendinių suma x1 plus x2 lygu a plus 3, o sprendinių sandauga yra lygu 2a. Į pirmąją lygybę vietoj x1 įstatykime 4x2. Gauname 4x2 plus x2 lygu a plus 3. Išreiškėme x2 ir gauname, kad jis lygu 1/5 a plus 3. Išduotos sąlygos, kad x1 lygu 4x2, išreiškėme x2. x2 lygu 1/4 x1. Įstatome taip pat į pirmąją lygtį. Gauname x1 plus 1/4 x1 lygu a plus 3. Sudėję gauname 5/4 x1 lygu a plus 3. Padaliname abi pusės iš 5/4 ir gauname, kad x1 yra lygu 4/5 a plus 3. Pirmąjį sprendinį ir antrąjį išreikštus per a įstatykime į antrąją lygtį. Vietoj x1 įstatome 4/5 a plus 3 ir vietoj x2 1/5 a plus 3. Išspręskime šią lygtį. Gauname 4/25 a plus 3 kvadratu lygu 2a. Padalinkime abi pusės iš 4/25. A plus 3 kvadratu yra a kvadratu plus 6a plus 9. 2 ir 4 suprastiname, gauname 25a padalinta iš 2. Padauginkime abi pusės iš dvejeto. Gauname 2a kvadratu plus 12a plus 18 lygu 25a. Iš 12a atėmę 25a gauname minus 13a, plus 18 perrašome lygu 0. Diskriminantas yra lygus 25. Pirmąją a reikšmę gauname 4/5, antrąją gauname lygią 2. Prisiminkime, kad reikia rasti didžiausią a reikšmę. 4/5 yra daugiau už 2, todėl didžiausia a reikšmė yra 4/5.